Šiandien tęsime laidų ciklą apie pokyčių valdymą ir analizuosime temą, apie kurią kalbama pusę lūpų, kad pokyčiai organizacijose dažnai nevyksta ne dėl darbuotojų pasipriešinimo, o dėl to, kad pats vadovas nekeičia savo veikimo būdą. Tad mūsų laidos tema orientyrai pokyčiams, kaip vadovui neįstrigti įprastoje rolėje. O mano pašnekovė, personalo valdymo profesionalė, HR Hint Online įkūrėja ir vadovė, konsultacinės įmonės OVC Consulting partnerė Giedrė Vaitiekūnaitė Urbanovič, kuri šiandien dalinsi savo įžvalgomis, savo patirtimi, kokias psichologinės kliūtis jai teko įveikti, keičiantis veikloms ir kodėl vadovui svarbu laiku išlipti iš jam įprasto vaidmens. Labas, Giedrė. Labas, Rasa. Labai džiugu, kad atėjai pasidalinti savo asmeninę patirtim. Man atrodo, žmonėms visada tai yra gyva, įdomu ir smalsu. Tai pirmiausia, noriu pradėti nuo to, kokius esminius pokyčius tu esi patyrusi pastaraisiais metais. Tai jeigu kalbėtumėm apie profesinius pokyčius, tai aš per pastarosius gal 10 metų turėjau tokius ryškius judėjimus kita kryptim, tai prieš kokius 9 ar 8 dabar nebeatgaudysiu, bet esu išėjusi iš samdomo darbo į niekur, nes buvau tokia, kad dabar gal madinga sakyti, tokiai profesiniai kriziai ir išėjau tiesiog su mintim pailsėti, pasižiūrėti, kas čia megsis naujo ir, taip ir kažkaip žingsnis po žingsnio verslą sukūriau. O antras pokytis koks įvyko? O antras pokytis didžiulis, tai šnekant apie tą savo verslą sukurtą per 7 metus, kuris buvo tikrai išaugintas iki gana stipraus ir dabar yra stiprus prekinis ženklas personalo valdymo srityje. Aš jį pardaviau ir prisijungiau prie OVC Consulting, prie konsultacinės bendrovės ir dabar esu tos organizacijos dalimi. Jo. Tai aš tada norėčiau pradėti nuo išėjimo iš samdomo darbo, nes mano manymu nemažai žmonių, ypatingai šiam laikmetį, kaip labai daug dalykų keičiasi, ieško įdomumo, prasmės, galvoja, tai kaip čia dabar man padaryti tą žingsnį, kad išeiti iš samdomo darbo ir ieškoti savirealizacijos ar solo antreprenerystė ar startuolį darant. Kaip tu tą patyrei? Kas keitėsi tavo vaidmenyje? Kokius tu mąstymo pokyčius turėjai padaryti, kad padarius tam žingsnį rastųsi tavo verslas? Aš matyt kažkokių labai tokių, dabar galiu tik per apmąstymų žiūrėdama atgal, kažką tai išvelginėti, bet jeigu galvočiau apie tai, kaip ten viskas vyko ir kokia buvo realybė, aš tiesiog bandžiau, dariau, gaudžiau idėjas, naudojausi galimybėm, viskam sakiau taip, net žaidžiu tokį žaidimą galimybėm ateinančiam sakyk taip. Ir tiesiog su tuo tikslu išbandyti save ir pasižiūrėti, kur energija teka, dariau daug tikrai dalykų. Ir su tavim projektą darėm, ir tada su karjeros konsultacijom, su coachingu, su mokymais, kaip pasirengti CV, įvairiausi dalykai, kol apsistojau kažkada suvokusi, kad randasi idėja, kur jau reikia daugiau mano dėmesio ir kur matau, kad yra potencialo išvystyti kažką daugiau negu tik tai kažkokį pavienį projektą. Man knieti apčiuopti, kas tavie pasikeitė, kaip tu buvai organizacijos viduje, koks tavo buvo, veikimo būdas, mąstymas kaip samdomo žmogaus. Ir jau kaip tu išėjai, aš suprantu, kad atsirado daugiau eksperimentavimo, drąsos, žiūrėjimo, kur energija teka, kas įdomu. Kas čia įvyko? Jo, yra tikrai tokių dalykų, kad aš tikrai pajutau, kad aš turiu daug daugiau laisvės, kad aš galiu tam tikrą, visom prasmėm greičiausiai daryti taip, kaip aš noriu. Tas toksai spaudimas, kad neturiu gal finansinio stabilumo, kad neaišku, kaip čia bus rytoj ir ar tikrai ta idėja pavyks ir jeigu nepavyks, aš tada neturėsiu pinigų, tai tas kažkiek tai spaudė, bet iš principo ta tokia vidinė laisvė ir žinojimas, kad dabar čia mano taisyklės
na vat kaip aš darau, ką aš noriu daryti, žinoma, derinantis prie rinkos ir taip toliau, bet iš principo tai yra darau taip, kaip man atrodo, ta laisvė yra. Bet kitas įdomus dalykas, tai kad nu, visiškai nepasikeičia žmogus ir tas, kad ir atrodo, na va čia dabar jau darysiu, kaip man atrodo, ką aš noriu, bet iš etapo į etapą vis tiek aš bent jau nešuosi savo stereotipus, savo veikimo būdus, jie, na, vis augant ir vystantis kažkokiu būdu apsišlifuoja, kažkokią svogūno lapą nulupi ir juos palieki, bet iš principo, na, nešuosi, kaip ir pavyzdžiui dabar išėjus iš samdomo darbo, aš visą laiką buvau labai darbšti, labai daug dariau, tokia atsakinga, prisiemanti atsakomybės ir išėjau iš samdomo darbo į niekur. Po kokių 2 savaičių gal pajutau, kad aš neturiu laisvo laiko. Ta prasme, aš nedirbu, darbo neturiu, bet mano įprotis visą laiką būti užsiėmusi ir, na, daryti kažką tai, ta prasme, jis neapleido manęs. Tai va čia toks mažas pavyzdys. Jo. Tai. Aš tarp eilučių išgirdau, kad, nu, man taip pasirodė, tai mano prielaida yra vienas pokytis, kuris įvyko, kad išėjus iš samdomo darbo į savo veiklą, tu išmokai pati kurti taisyklės, o nebevadovautis tom taisyklėm, kurios yra organizacijoje. Ir čia turbūt tas vat esminis pokytis vaidmenyje įvyko, kad nebelaukti taisyklių, nebelaukti ribų ir ta vidinė laisvė, kurią tu pajutai, tau leido išmokti pačiai apsibriežti ribas, pamatyti, iš kur potencialas ateina, kur energijos, kas tau patinka, kas nepatinka, įdomumas. Turbūt išmokai, nu, tiesiog apsibriežti ribas, kur tu gali įgaliota veikti. Taip. Taip, ir iš tikrųjų žiūrint į tuos projektus, veiklas, tą mano verslą sukurtą, jisai, na, tam tikrą prasme nėra kažkoks labai standartinis ir tai yra, kai aš pradėjau, tai buvo nauji dalykai ir tai, kaip aš dariau, tai kaip ir veiklą organizavau, po to jau, kai atsirado komanda, tai buvo tikrai, man bent jau taip atrodė, kad kitaip negu kažkaip taip standartiškai. Čia taip labai gal nieko nepasakiau, bet jo. O jeigu tą pokytį pabandytum įžodinti, kas buvo kitaip, ką tu naujo atnešė arba per kur radosi ta ateities energija, kad, vat, nes dažniausiai, kai mes sakom kitaip, tai, vat, rinkoje yra tam tikri įprasti dalykai, standartiniai, jau visi žino, jau tai tampa rutina ir jame nebėra tos energijos, kur draivina. Ten, kur randasi ateitis, potencialas, nauji dalykai, ten pas mus randasi energija, ne? Tai... Ok, supratau. Nu, pavyzdžiui, dabar, tarkim, matyt, tokioj tradicinėje organizacijoje mes esame pratę turėti strateginės sesijas, biudžetuotis, planuotis, ten veiklas dėliotis, kaip čia mes darysim, ką veiksim. Mano versle, kaip buvo tada, kai aš, na, jį vyščiau viena, tai aš padarau meditaciją, po meditacijos suprantu, kad reikia vat, eiti ten ir daryti tą. Tada, nežinau, pasikalbu su kažkuo, pasivaikščioju po mišką, man randasi idėja kažkokia, kyla jausmas, kad čia yra teisinga ir aš einu ir darau. Aš per visus tuos 7 metus nei turėjau normalios strategijos kažkokios, nei ten rimto biudžeto, pasiskaičiuoju, nu vėliau jau, kai pinigų jau buvo daugiau ir buvo ką prarasti, tai, nu, pasiskaičiuodavau, primesdavau ten kažką, bet tokio, vat, rimto planavimo, strategavimo, vat, tų tokių griežtų, aiškių sistemų pas mane nebuvo ir viskas buvo, na, einama pagal ten, kur yra gyva, kur yra energijos. O kaip tu apčiuopi? Ką reiškia ten, kur yra gyva? Pagal ką tu atpažįsti? Aš tiesiog jaučiu. Aš nežinau, žinok, Rasa, kaip įvardinti, bet aš tiesiog jaučiu, kad man yra įdomu, kad aš detalių neturiu niekad, na, vat, kaip ir, nežinau, kad ir ten kokį HR klubą, kai mes steigiam, nu, vat, paskutinis gal toks didysis projektas. Aš žinau galutinį rezultatą, kaip turi atrodyti, aš matau viziją
Dažniausiai tai būna čia paprasta, 1-2 ir padarysim ir tada jau, kai pradedam dėlioti su komanda, tada jau, o kaip tas, tada jau suprantama, kad lyst pradeda galai, kad čia nėra galbūt paprasta, bet man tas vidinis jausmas, kad aš matau galutinį rezultatą, kuris yra vertingas ir energija kyla. Ir yra energija jo. Nes aš sistemoje gal būdama, sistemoje vadinu kaip samdoma darbuotoja, kaip buvo, aš tikrai esu patyrusi tokių momentų, kai aš turiu pagal savo pareigybę užduotis, kurias turiu atlikti ir, neduok dieve tokios situacijos, kai nėra energija, tai atbulom rankom kažkaip tai niurkai ir, žodžiu. Tai va ten yra tiesiog energijos. Iš pirmos dalies, mūsų pokalbio pirmos dalies aš paimčiau tokią kaip rekomendaciją, kai organizacijai vyksta pokyčiai ir dažnai pokyčiams priešinasi įprastas vadovo veikimo būdas, tai iš tavo patirties mes galim pasisemti tokią įžvalgą, kad reikėtų paleisti įprastus veikimo būdus ir tiesiog eksperimentuoti, bandyti ir žiūrėti, iš kur energija teka, kur įdomu yra, nesistengti per jėgą išlaikyti tai, kas jau yra rutina, neįdomu, nes per tai gali ateiti naujas pokytis. Taip, labai gražiai apibendrinai. O su tavim mes priartėjom prie antro tavo stambaus pokyčio, kuris čia turbūt įvyko prieš metus gerus. Taip. Ar truputėlį gal anksčiau dar. Ir koks tai pokytis ir ką tu čia išgyvenai ir turbūt tai yra labai dar gyva. Dar yra tikrai labai gyva ir aš visus tuos metus, kai kažkur išeidavau ar į konferenciją ar į sociumą, klausimas visą laiką būdavo, tai kaip ten tau dabar? Tai iš tikrųjų su kiekvienu atsakymu vis aš jaučiau, kad sakydavau, šviesėja, lyg šviesėja. Bet iš tikrųjų tas pirmas pusmetis ypatingai ir tas tik įvykęs pokytis buvo sudėtingas. Tai aš pardaviau verslą, prisijungiau prie organizacijos su tikslu, kad mes toliau kartu ieškodami sinergijų, pajungdami į sistemą, kas yra sukurta HR Hint online veikloj, tęsiam darbą kartu su mintim, kad apsijungus tikrai yra sinergijos elementų. Taip, ir aš dabar tapau partnerė. Tai pokytis yra, kai aš buvau vienintelė savininkė, dabar esu bendra savininkė, partnerė, vadovų komandos narė, ta kolegė ir jau aš girdžiu sumaišytus kontekstus. Taip, ir iš tikrųjų, kas atsitiko, tai man atsitiko, aš tiesiog pasimečiau savo vaidmenyse. Ir, kas yra apsunkinantis greičiausiai dalykas, kad reikia tęsti ir darbus, kurie yra pradėti, reikia ieškoti tų sinergijos galimybių taškų ir dar man ant viršaus mokytis, o ką čia reiškia būti valdybos nare, ką reiškia būti partnerė. Tai aš dabar taip su juoku šneku, nes galima jau taip truputį lengviau tą situaciją žiūrėti, bet man tai buvo visiškai nauja. Aš, jeigu gal kažkelintą kartą tą būčiau padarius, tai aš jau suprasčiau, ką kiekvienoje roliai lyg turėčiau daryti, o tada man tai visiškai nauja. Ir kai yra visiškai nauja, aš kažkaip supratau, kad aš įkrentu, kad ir kaip būtų keista, į kažką, kas yra sava. Tai tie stereotipai kažkokie, mano tie tokie automatiniai veikimo būdai, tai yra labai savi, labai pažįstami ir tokiu, taip kažkaip tai ir gyvenau kurį laiką, kol susivokiau, kad palauk čia negerai, kad aš tiesiog dingsta kažkoks sąmoningumas, dingsta energija, dingsta, kaip čia pasakyti, dingsta man kai kuriais momentais atrodo ta Giedrė, kuri turi energijos, turi potencialo daryti, kurti. Man, taip kažkaip pajutau, kad aš leidau būti įtraukta į sistemą ir kažkaip tai tam tikrą prasme gal net patikėjau, kad čia yra kažkas, kas žino geriau ir
Ir man reikia rimtai pergalvoti, ar aš tikrai dar gerai kažką žinau. Jo, tai vienas klausimas, kuris man kyla, pagal ką tu atpažinai, kad tu grįžai į senus stereotipus, kurie realiai buvo beveik prieš 9 metus. Tai Pagal ką tu aš visiškai atpažinai, kad tu neturėjau pameti energijos. giedrę? Aš neturėjau energijos, tos tokio drivo, tos motyvacijos, kad aš pajutau, kad man nebėra kūrybinio potencialo, kad mano vat aš veikla, kurią darau, tai vat tokio darau, kaip pirmoji daly mes kalbėjom, kad nes reikia padaryti. Ir tai faktas, kad reikia padaryti, bet man kažkaip tas toksai tik iš reikia daryti, aš jau buvau atpratus ir, taip man buvo, taip jausmas tas, man netinka, aš taip nenoriu. Man dabar ateina tokia įdomi mintis, kad kai yra labai daug neapibrėžtumo ir kaip yra labai daug sumaišytų kontekstų ir ten, kur yra augimo galimybė, kad žmogus turi išmokti naujus veikimo būdus, naujas roles, vaidmenis, kaip tu ką tik minėjai, jis yra linkęs toj vietoj nepabūti neutralumo būsenoj, kol atsiranda aiškumas, bet linkęs tada grįžti tai, kas jam žinoma ir tapti mažesniu ir su tuo, kaip pasekmė yra, kad dingsta energija. Taip. Ir tada natūraliai kyla klausimas, tu susivokei, kad tu grįžai ir ką tu darei? Nes vien susivokti, aišku, tai yra labai daug, priimti, kad grįžai, nes įsijungia ir saviplakos turbūt mechanizmai taip toliau, bet ką tu darai, kad iš to išeiti, nes sakei, kad liktai jau šviesėja. Jo, šviesėja, iš tikrųjų šviesėja ir mano, tu apibendrindama labai gražiai pasakei ir man atrodo, čia mano esminė klaida buvo, kad aš bandžiau daryti viską. Ir daryti tai, ką, tęsti verslą ir iš karto atlikti rolę, iš kurios aš iš tikrųjų dar nesuprantu, kaip ją atlikti. Aš neleidau savo paplūduriuoti ir pabūti toj tokiam stebėtojo galbūt būsenoj. Aš esu linkusi save spausti, iš savęs reikalauti, kad jeigu mes susitarėm, kad aš čia ateinu ir mes čia darysim, tai aš ir vis iš karto ir darysiu. Ir tai iš tikrųjų šita savybė kartais man tikrai padeda, nes aš padarau dalykus, bet kartais tai yra mano didžiulis priešas, nes aš tiesiog neleidžiu savo pakvėpuoti. Čia tikrai man įvyko didžiulis pokytis ir kai aš atleidau gazą, nes manęs ten niekas iš tikrųjų nespaudžia, aš su savo partneriai, su kolegom kalbu, su Paulium, sako, Giedre, tavęs niekas nespaudžia ir aš suprantu, kad niekas nespaudžia, bet aš pati save spaudžiu, tai tas toksai man leidimas truputį atleist gazą ir nebūti visuose ten reikaluose ir nebūti gera visuose reikaluose, man kažkaip grąžino ir energiją, man dabar yra ir idėjų, ką aš noriu įgyvendinti naujai, ir struktūroje pradėjo darytis tam tikri pokyčiai, kad kažkuriuos dalykus jau, kaip ir tikėjomės, mes įvilksime naujus marškinius ir dalykai galbūt darysis ir be mano tokio didelio įsikišimo. Tai ką dariau, tai aš tiesiog truputį atleidau gazą. Ir tada tu galėjai vėl pradėti eksperimentuoti, žiūrėti, kur energijos yra, kur nėra energijos. Ta prasme, iš principo pakartoti jau tą veikimo būdą, kurį tu turėjai, kaip atsirado naujas verslas. Taip. Mhm. Ir dabar noriu tokį šiek tiek dar posūkį padaryti ir tavęs paklausti, aš prielaidą turiu. Kaip tau atrodo, kodėl randasi dabar energija, ką tu darai su personalo valdymo projektais? Kokią tu naują prasmę įneši? Aš galvoju, kad aš apskritai su savo veiklom, su mūsų HR Hint Online komanda, mes įprasminam šitą poziciją. Iš principo mes, tai nėra šiaip pozicija, ir žmogus, kuris daro viską, ką vadovas tuo metu sugalvojo. Tai yra profesija,
kuri kūrė didžiulę vertę organizacijai. Ir mes šituos klausimus keldami tiek savo renginiuose, tiek turėdami ir HR akademiją, HR klubą, mes nuolatos primenam jiem, kad jūs esat, kaip kažkada mes čia prieš kelius metus, tai šnekėjom toj trejybei, kad jūs esat partneriai, kurie turit didžiulę galimybę prisidėti prie organizacijos klestėjimo. Ir ką mes klube darom, HR klube, tai tas toksai pasitikėjimo jų auginimas. Mes neinam ne tik į profesinę temą, bet mes labai stipriai akcentuojam ir asmeninį augimą, jų sąmoningumą, jų pasirūpinimą savim, kad jie su tuo atleidimo gazu galėtų kurti dalykus reikalingus. Tai mūsų laida atėjo į pabaigą. Kodėl aš tą klausimą uždaviau? Man atrodo, jis yra labai svarbus tame kontekste, kad kai atsiranda vektorius, kuris ateina iš ateities, o šiuo atveju jūs keliate personalo vadovo ne tik savivertę, bet rodote naują rolę iš administratoriaus į verslo partnerę, ir tada ta energija atrodo lyg tai traukia, ir tada mums yra lengviau daryti pokyčius ir perkurti savo vaidmenis. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien mano pašnekovė buvo HR Hint Online įkūrėja ir vadovė konsultacinės įmonės OVC Consulting partnerė Giedrė Vaitekūnė Urbanovič, o šnekučiavomės mes apie orientyrus pokyčius ir kaip vadovams neįstrigti rolėje ir kaip keisti savo rolės. Įrašą rasite Žinių radijo svetainėje. Laidą vedė Rasa Baltė Balčiūnienė. Ačiū už pokalbį, Giedrė. Visiems iki pasimatymo. Dėkui, Rasa, viso.